Tegul ši praktika veda į gilesnį ryšį su savimi, užsipildymą, dėmesiu ir meilę, kurio galbūt laukiame iš išorės. Ir esame priklausomi nuo to. Tačiau ne išorėje patvirtinimas, ne išorėje atleidimas. Tai mūsų atsakomybė atkuriant santykį su savimi. Kuriant santykį su savimi. Iš meilės meilėje. Taigi šios praktikos metu mes netaisysime savęs, o pasitiksime save ten, kur esu dabar. Koks, kokia esu dabar, kaip esu dabar, šią akimirką, su viskuo. Taigi atsisėsk patogiai, įkvėpk per 4 ir per 6 iškvėpk. Ir dar kartą. Ir su kiekvienu iškvėpimu padaryk kūne daugiau vietos ir erdvės viskam būti, kas dabar yra. Tai dar kartą įkvėpk ir su iškvėpimu įsileisk ir padaryk daugiau vietos kūne viskam būti taip, kaip yra. Tai kaip aš dabar jaučiuosi? Dabar. Tas, kuris sėdi čia, klausosi. Kaip aš dabar? Galbūt sumišimas, skausmas, liūdesys, pyktis, gėda, kaltė. Va dabar taip. Ir pažiūrėk, yra kažkokia idėja, kad turėtų būti kitaip ir labai tiksliai atrodo. Žinau, kaip turėčiau iš tikrųjų jaustis, ką turėčiau patirti. Bet kuri versija yra tikresnė? Ta idėja, kaip turėčiau jaustis? Ar tai, kaip aš dabar jaučiuosi? Kuri iš šių versijų turi kūną? Kuri iš šių versijų šią akimirką kvėpuoja? Kuri iš šių versijų realiai gali žengti žingsnį, kažką keisti, priimti sprendimus? Pajaus skirtumą. Viena yra idėja, kita versija yra tikra, kvėpuojanti, jaučianti, patirianti. Ir kad ir kaip norėtųsi atstumti ją, ta, kuri galbūt kažką ne taip padarė, nepakankamai padarė, ne taip, neteisingai, ne tokia yra, kokia turėtų būti. Pamatyk visą tą idėją ir pasitik save ten, kur esi dabar. Tikra.
tą versiją, kuri kvėpuoja, kuri turi kūną. Kad ir kaip būtų liūdna, nėra jokios kitos versijos. Ir kančia kylanti yra ne todėl, kaip dabar jautiesi, o todėl, kad nori, kad būtų ta kita versija, kurios dabar nėra. Kančia yra ne todėl, kad yra dabar kaip yra, o todėl, kad nori, kad būtų kitaip. Kaip vis tiek čia ir dabar kitaip būti negali. Nes yra vienintelė tikra versija, kuri jaučia, ką jaučia, patiria, ką patiria, padarė, ką padarė, pasakė, ką pasakė. Ir tai buvo geriausia, ką jinai galėjo čia ir dabar akimirkoje. Galbūt idėja labai graži, kaip turėčiau, kaip būtų teisinga, bet nėra jokios kitos versijos, tik šita. Ir ta, kur yra dabar. Tarsi pamatyk ją priešais save, žiūrėk į ją meilės akimis, kaip meilė žiūrėtų į tą dalį. Meilė, Dievas, kažkas gražaus, švento, didelio, mylinčio. Žiūri į tą dalį, kuri dabar patiria, ką patiria. Ir iš meilės pozicijos sakai tai daliai, matau tave. Matau, kad tau sunku, matau, kad norėjai, kad būtų kitaip, matau, kad nori, kad būtų kitaip, matau, kad skauda, matau tave. Ir tu esi mano dalis. Tikroji dalis. Myliu tave. Ačiū, kad esi. Ir čia nėra tikslas, kad meilė paguostų tą dalį. Ne, meilė mato taip, kaip yra dabar. Ir tai daliai yra vietos meilėje, kai yra tokia, kokia jinai yra dabar. Kai jinai yra tikra, o ne tas paveiksliukas. Kai yra tikra su tuo, ką patiria, ką jaučia. Taigi, jeigu nėra jokios kitos versijos, jokia idėja neegzistuoja, tai ir gali leisti sau būti dabar taip, kaip yra. Ir eiti kartu su šita versija. Ne idėja, ne paveiksliukų, o su šita. Nereikia daryti sekančius žingsnius, bet su šita dalim. Pasirūpinti galbūt savim, gal nubrėžti ribas, gal atsiprašyti kažkieno, gal atsiprašyti savęs. Visada yra kažkoks žingsnis, kokį galiu žengti dėl savęs.
iš tiesos savo, iš pasirinkimo. Pajausk savo kūną, pojūčius kūne. Uždėk ranką ten, kur yra įsitempę. Ir tą vietą įkvėpk ir iškvepiant padaryk tenais vietos. Tam jausmui, tam pojūčiui. Vietos ir erdvės. Ar įkvėpk, iškvėpk ir padaryk ten vietos. Tam pojūčiui. Ir pažiūrėk, kas nutinka, kai įsileidi tai, kas yra dabar. Ir kaip jaučiasi, kai norisi kažką su to daryti, keisti, operuoti. Įsileisk tą dabar, kaip yra dabar. Dabar taip. Padariau, pasakiau, nepadariau, nepasakiau. Dabar taip. Jokios kitos versijos nėra. Ir ją renkuosi apsikabinti ir tik su ja mes galim žengti sekantį žingsnį, kur link norim. Kartu su savim tikra, ne su savęs idėja, su savim tikra. Net jeigu ir tai, kas yra dabar, nepatinka, kitos versijos nėra. Kūną turi tik šitą. Ir skauda, kai atstumiu tai, kas dabar yra tikra. Nes tik su ja galiu kurti gyvenimą. Tik su ja galiu žengti žingsnį su ta tikra, ne su idėja. Idėja gali būti siekinys, kelrodė žvaigždė, bet pasitinku save ten, kur esu dabar ir galiu žengti tik tą žingsnį ir tik tai tiek, kiek galiu dabar. Ir to pakanka. Paskui dar vieną žingsnį. Ir jei niekada nepriartėsiu prie tobulos versijos, nieko tokio. Lieku su ta, kuri turi kūną, su ta tikra. Renkuosi pasitikti ją, apkabinti, įsileisti. Įkvėpk ir su iškvėpimu padaryk vietos tam, ką jauti dabar, kaip jauti dabar. Ir jeigu gerai jaučias, apsikabink save, tą, kuri yra dabar, tą tikrą. Pasakyk jai, aš tave matau, aš su tavim. Ir su tavim kursim gyvenimą taip, kaip mokėsim, galėsim, kiekvieną akimirką su tavim, po žingsnį.